Opa, puiku. Labai gerai. Tai, Laurinai, mano tema yra apie socialinius tinklus, apie priklausomybę nuo socialinių tinklų ir tame tarpe TikToką. Čia dabar Europa svarsto, gal reiktų uždrausti apskritai šitą socialinį tinklą. Tai paties įžvalgos, TikTokas, kas tai per tinklas, kuo gerai, kuo blogai? TikTokas kaip socialinis tinklas be abejo turi savo pliusų. Kaip sakant, naudotis nieks neverčia. Tai uždraus būtų tikrai nedemokratiška, manau, žmogaus teisų pažeidimas. Ką tu toliau klausat? Tai apie tai tiesiog, kad neuždrausime, apie patį turinį gal TikToką tada galim pakalbėti. Keista, kad žmonės retai kada žiūri ten tiesiog gražius, paprastus dalykus, tokius nors ten kūrybiškus. Labiau visgi TikTok'e yra žiūrimi tokie vaizdo įrašai, kurie iššaukiantys. Ar teisi aš? Kaip manot, kas populiariausia TikTok'e ir kodėl? Be abejo, kad video turi būti įdomus, be abejo, kad yra žmonės, kurie mėgsta ir sukrečiančius video, pats kurių gana sukrečiančius video, tačiau visi mano sekėjai yra perspėjami apie tokius video ir visi žino, kad bus toks ir toks video tada ir tada. Ir jie gali laisvai paimti ir nežiūrėti. Jie patys ateina, patys žiūri. Tai aš pasakysiu gal kokie video, tokie ir žmonės čia Lietuvoje susirinkę. Ir taip aš pasakysiu. Kada pastebėjote apskritai, kad tokie dalykai, kaip jūsų kuriamas turinys yra labai einama? Nuo kada čia visą kaip pradėti? Matote, aš tai nuo pirmo video skaityk pamačiau, kad tikrai peržiūros rekordinės, pripažinimas rekordinės, bet yra vienas bet, kad visi ties kiekvienas sugeba sau leist, kad negyvent dėl kitų nuomonę. Aš ant kitų nuomonės dėjau skersą. Man svarbiausia yra mano ateitis, mano gerovė. O ta prasme, žiūrėti vėlgi nieks neverčia, jie patys ateina, šimtai tūkstančių žmonių patys ateina, žiūri ir man malonu, ir jiems malonu, ir mums visi malonu. Pats savo turinį, kai kuriat, nuo ko pradėjot, kiek žinau, valgymo yra ten įvairūs iššūkiai, kažką suvalgyti, tai ko teko suvalgyti per visą šitą savo karjerą? Stručių kiaušinį valgiau, aliejaus gėriau, niuchinau Viagrą. Yra tekę pas gydytojus apsilankyti po tokių dalykų? Ne, tai nėra grėsminga sveikatai, nei kiek, visada tariuosi su specialistais ir tiesiog tenkinu rinkos poreikį, nes žmonės nori video, žmonės nori turinio, jie man patys rašinėja, filmuok, kurk, mes norim žiūrėti, mes norim matyti ir aš jiems ir kuriu ir jie žiūri kaip žiūri. Laurinai, kiek apskritai turite dabar sekėjų TikTok'e, kur populiariausias esat kuriam socialiniam tinkle, kiek TikTok'e? TikTok'e turiu 215 tūkstančių sekėjų ir esu Lietuvoje vadinamas TikTok'o vėruchu. O per visus socialinius tinklus šiai dienai turiu apie 3,5 milijono sekėjų. Einami tokie vaizdo įrašai. O gal žinot, Lietuvoje kelintas esat pagal tos, nežinau, sekėjus, pavyzdžiui, TikTok'e būtent, ar nesvimi? Žiūrėt, neįsivaizduoju, į top 10, manau, patenku, gali top 3, gali top 5. Jo. Supratau, o kas toliau, kokie planai kažkaip keisti turinį, ar dabar kol dar šitas artinukas, kol dar ir jautiniu? Man žinau, kad tikrai nėra gailo nei laiko, nei pastangų dėl tokių peržiūrų, dėl tokio žmonių pripažinimo, susidomėjimo, žmonėms tikrai patinka, žmonės labiau nori negu aš pats to turinio, aš jums sakau atvirai. Tai, kadangi nesu savanaudis, esu nieko prieš dėl žmonių stengtis toliau. Supratau, pavyksta ir užsidirbti iš to, kaip suprantu, ar ne? Čia pagrindinė tokia veikla jūsų. Gal jeigu nepaslaptis, kiek pavyksta užsidirbti, ar įmanoma iš to normaliai taip pragyventi iš tokio turinio? Esu pasiturintis verslininkas, drąsiai galiu teikti. Bet pagrindinė veikla yra TikTokas? Taip, socialiniai tinklai, aš užsiimu reklamomis, video kūrimu, bet esu ir išsilavinęs, ir gabus, ir talentingas žmogus, ne tik kad verslininkas. Tikiu. Gerai, tai aš taip ir norėjau. Ačiū labai. Laurinai,